Kągi, ką pasigaminti kovo 11-osios proga? Aš siūlau bulvinius blynus, bet šį kartą bulviniai blynai bus kitokie. Pasiūlysiu jums 8 variantus, kaip nustebinti artimuosius arba svečius, bet prieš kepant bulvinius blynus reikia žinoti mažas gudrybės, o tai yra kulinarinius triukus. Vienas iš tų triukų, aš visą laikį bulvinius blynus sutarkuoju saldžiąją bulvę. Jeigu bulvės saldžiosios neturit, tai kita gudrybė, tiesiog įdėkite šaukštelį cukraus. Blynai tada bus skalsesni ir gražiau apskrus. Taip pat dedu kiaušinį vieną ir tarkuoju būtent arba per burokinę tarką, jeigu mėgstate, kad būtų tokie jie agresyvesni, o jeigu norite, kad būtų tokie dar labiau traškesni, tai tada tarkuoju per sūrio tokią tarką. Tai blynus turim, o dabar parodysiu, kokie gali būti įspūdingi ir įdomus padažai prie jų. Tai kokie tie gali būti blynai? Pirmieji blynai, jeigu esate smaližius ir mėgstate iš tiesų su uogiene valgyti bulvinius blynus, tai aš jūs pasiūlysiu su desertiniu sūriu ir būtent aguonomis. Yra parduotuvėje, tikrai galite nusipirkti arba su želė gabaliukai sūrį, arba su aguonomis. Jį supjaustyti smulkiai, pagardinti grietinę ir šilauogėmis arba kitomis uogomis. Kiti blynai yra tai iš mano naujausios knygos Play Cookies. Tai yra su grietinės ir krienų padaža. Tai grietinę tiesiog sumaišykite su krienų, paskaninkite žirneliais ir sudėkite liežuvį ir ant viršaus galite papuošti krapais, čia puikiai tinka. Taip pat čia vietoj krienų galite dėti ir wasabi krienus. Kitas blynų variantas tai yra, atrodo kaip ir įprastas visiems, tai su tzatziki padažu ir su agurkais, bet aš jį visą laiką paskanintu dar apelsino žievelėmis, kurios priduoda naujoviškumo ir tokio pikantiškumo šitam blynų variantui. Dar vienas variantas, atrodo netikėtas, bet aš labai pamėgau lašišą valgyti su kiviais. Tai yra grūdėta varškė, avokadai, lašiša ir kiviai. Kiviai vietoj rūgštelės tikrai labai tinka su lašiša. Dar vienas variantas, aišku, mangas ir silkė, mano praeitų metų atradimas, tai todėl aš iš avokado ir grietinės padarau padažą, ant viršaus sukapoju arba supjaustu smulkiai mango ir sudedu silkę ir viską paskaninu numėtomis ir kalendrų lapelėmis. Taip pat aš labai dėkingas savo tėvam, nes jie visą laiką primarinuoja skaniausių grybų ir iki pat pavasario mano šaldytuvo jie karaliauja. Tai grietinę marinuoti maži grybukai, jeigu neturite iš savo tėvų parvežę, tai galite kelmučių dabar nusipirkti marinuotus. Svarbiausia, kad jie būtų marinuoti su rūgštele. Ir ant viršaus truputį pipirų ir raudono svogūno. Dar vienas variantas, tai yra toks, galima sakyti, gal gruziniškas, tai yra keptas baklažanas. Baklažaną tiesiog perpjaukite kelias dalis, kepkite apie 15-20 minučių orkaitėje, apšlaksite alyvuogių aliejų, druska ir pipirais, tada ant jo dėkite su grūdėta varške sumaišytą grietinę, paskaninkite pomidorais ir granatų sėklomis ir ant viršaus galite uždėti petražolių arba kalendrų lapų. Dar vienas variantas, tai yra su grūdėta varške ir pomidorai. Reikite pjaustytus pomidorus mėgstamus ir krapų šakelių. Ir žinoma, paskaninkite viską pipirais. Tad tokius 8 blynų variantus aš siūlau pasigaminti, aišku, ne visus, bet galite padaryti ir visus ir padaryti šeimai arba visai giminiai degustaciją ir paskanauti kovo 11-osios progo. Nes nepamirškite, kovo 11-osios progo nebūtinai reikia skanauti tik lietuviškus dalykus. Kovo 11-osios progo galima visą pasaulį parsitempti į savo namus. Tai visiems skanaus ir nepamirškite, kad bulviniai blynai gali būti visiškai kitokie. Skanaus.